Sveiki prisijungę apžvelgti kripto naujienų. Pradėsim nuo CoinMarketCap'o, pažiūrėsim, kur juda rinka ir matom, kad buvo didžiulis Bitcoin kritimas, iš paskos visos rinkos krito. Šiuo metu kaina yra truputį žemiau 61 tūkstančio, kaina krenta žemyn, su juo ir visi marketai. Taip pat galim pažiūrėti, kaip su Bitcoinais elgėsi dideli žaidėjai ir matom, kad vakar dienos rezultatas buvo minus 51 milijonas iš viso. Tai yra jau ketvirta raudona diena su ETF-ais, tai jie taip pat parduoda bitkoinus, irgi neperka. Tai lauksim ir žiūrėsim, kokie toliau veiksmai bus. Ar protestuosim žemiau 60 tūkstančių ribą ir sugrįšim į 50 kažkelis tūkstančius, ar jau atsimušim nuo 60 tūkstančių ir judėsim toliau. Keliantis prie kitos naujienos, tai jinai nebus tiek susijus su bitkoinais, bet turbūt daugelis iš jūsų yra girdėję apie Salvadorą ir Salvadoro prezidentas yra tas žmogus, kuris nusprendė, kad šalis kaups pinigus būtent bitkoino rezervuose, buvo vėl apžvelgtas per daugelį naujienų šaltinių ir padarė dar vieną dalyką, kurio norėtų daugelis žmonių, kad padarytų taip jų valdžia. Vienu žodžiu, ką jis padarė? Sukvietė savo valdininkus į susirinkimą ir pasakė jiems, kad dabar visi, kurie esate čia pakviesti, būsit tyriami. Ir būsit tyriami dėl korupcijos, dėl praeities sandorių, tiek dėl ateities. Tai irgi labai nuskambėjo per visą žiniasklaidą. Daug, aišku, peržiūrų susirinko, komentarai visi teigiami, norėčiau, kad ir mūsų šalis taip atrodytų. Bet labiausiai prajuokino tie žmonės realiai sužinojo tik tai tada, kai susirinko tenais. Ir vienas iš jų, rasim, iš karto buvo galima matyti, iš kūno pozos matosi, kad nebuvo labai patenkintas išgirdęs tą žinią, kad bus tyriamas dėl korupcijos. Tai šnekant apie nusikaltėlius toliau, buvo vienas didžiulis projektas ant Solanos, kurio žmonės laukia po 4-5 naktis, nemiegodami, kada pasileis jie. Tikrai buvo didelė perspektyva, kad šausis bus kaip gami, nežinau kiek, bet turėjo 100 milijonų market cap'o pasiekti. Didelės minės žmonių seka, visa statistika sueina, čiatai aktyvūs tikri žmonės, nebotai ir vienu žodžiu pasileido ir grafikas atrodo taip. Čia yra vienos minutės žvakės, tai kaip matot greitai viskas sukrito ir sukrito grafikas. Tai kas buvo, developeriai, kai launchino, jie su savo launchu, su savo paleidimu patys nusnaipino 80% supply'aus. Tai yra, reiškia, visų tokenų patys nupirko ir parsidavė virš 2 milijonų vertės tokenų. Tai reiškia, tos 2 milijonus, kad jie gautų, tai jie negali tiesiog, paėmiau ir parsidaviau. Tai reiškia, žmonės turėjo suneštos pinigus ir kad developeriai išsikešintų, tai išsikešino iš visų žmonių. Ir communities buvo labai nepatenkintas, visi pradėjo spaminti, kad skemas, pradėjo dalintis gan dideli influenceriai, kas irgi gerai yra. Žmonės greit sušoko į voice chatus, išsiaiškino apie šito developerio gyvenamąją vietą, surado telefono numerius, pradėjo tėvams skambinėti vidurį nakties į Los Andželą. Tai bent tiek buvo, kad jisai kažkiek tais išsigando, žmonės pradėjo rašinėti, pasamdysim hitmaną, kad atsakys už savo veiksmus. Bent kažkokia atsakomybė buvo žmonėms už tai, kurie taip realiai nuskemino, nes iš grafiko matosi, čia nėra normalus grafikas. Aišku, jie patys, tas cool projektas, pradėjo rašinėti, čia viskas gerai, toks launchas turėjo būti, mes nieko blogo nepadarėm, dabar jau naratyvas biškai keičiasi, mes gal ir pradėjom, gal ir nusnaipinom, bet nieko nepardavėm. Vienu žodžiu, melas ant melo ir kas blogiausia, jie kai paleido savo projektą, jeigu nežinot, kai paleidi projektą, iškart pasidalini kontrakto adresu, kad žmonės nepirktų netikrų tokenų ir nepatektų į skemus. Tai vienu žodžiu, tas kontrakto pasidalinimas vyksta pirmom sekundėm. Ir jie pasidalino to kontraktų po 8 minučių po paleidimo, kas yra kosmosas, kai jau galėjo insideriai visi susipirkti kiek norėjo ir po to, kaip matėm, dampino tiesiog ant žmonių. Tai perspektyva projektui buvo kosminė, kaip matot, market cap'as buvo virš 200 milijonų pakilęs, dabar iki 17 nusileidė, kas šiaip paprastam projektui 17 milijonų market cap'as būtų didžiulis, bet čia jau iki tiek nukrytęs jisai. Tai ir čia buvo prieš porą dienų, o prieš dieną, vakar irgi laukiam vieno projekto launcho, irgi turėjo būti didelis, netokio didelio tikėjimas, aišku, mažiau followerių, bet tinklapis išskirtinis, funkcijų labai daug žada, followeriai geri, tikri followeriai, normalūs accountai followina, pats kontraktas irgi ant Solanos ir tokeno tipas yra SPL404, tai čia naujas dalykas, kur tokenas surištas su NFT, dabar neaiškinsiu, jeigu norit pasidomėkit daugiau, bet vienu žodžiu, buvo tikrai laukiamas launchas, žmonių daug norėjo pirkti irgi ir kas atsitiko, developeriai nusidampino irgi. Tai vienu žodžiu, pirmą sekundę nusipirko
ir iš viso parsidavė 780 tūkstančių vien tik iš vienos piniginės. Kaip matom, pardavimai vyko palengva, bet būtent dėl tokių pardavimų ir neleido tokenui atsigauti. Kiek žiūrėjau, per pirmas 5 minutės developeriai nusidampino, tai reiškia, parsidavė virš $500 000 vertės, buvo kitos piniginės, kurios irgi nusnaipino, irgi parsidavinėjo, tai dar vienas toksai rūgas. Tai reiškia, du labai perspektyvūs projektai. Tikrai abiejose būtų buvę galima padaryti virš 10x, bet tiesiog buvo developeriai, kurie nurūgino savo community'us. Tai jeigu palygintume grafikus, tai surastumėt kelis panašumus. Tai vienas grafikas atrodo taip, kitas grafikas taip atrodo. Ir čia nėra kažkokie tais grafikai, kur tu atrodyt, gražiai kyla, viskas normaliai buvo paleista. Ir kas juokingiausia, abiejų projektų developeriai, tiek Cool, tiek Quaco, jie po paleidimo sakė, tipo, tai va, launchas praėjo sėkmingai, charts are looking healthy. Ir kurie čia mato tą chart is looking healthy. Tai va, dar vienas projektas, kuris sugadino nuotaiką ir buvo vakar, sakau, daug tikėjomės, bet gavosi kaip gavosi, neįlysi developeriams į galvas. Bet už tai radau šiandien įdomų dalyką. Čia yra Solanos tokenai. Jie yra labiau limituoti negu Ethereum tokenai ir mažiau galima padaryti su pačiais kontraktais. Tai yra šiuo metu toks projektas PrintDex. Tai ką jie nori padaryti? Tai jie nori padaryti, kad būtų įmanoma įdėti, sukurti tą tokeną ir priskirti keletą tokių funkcijų, kaip turi Ethereumas. Tai pavyzdžiui, ant Solanos viena didžiausių problemų yra snaiperiai, kurie pirmomis sekundomis nusnaipina labai didelę tokeno dalį, tarkim 10, 20, 30% visų tokenų ir po to nusimetinėja ant žmonių, kas iš karto sugadina projektus ir projektai atrodo taip. Tai jie nori padaryti taip, kad būtų galima uždėti limitus. Tarkim, pirmas 10 minučių galima pirkti tik tam tikrą dalį tokenų. Tai reiškia, nebus tų snaiperių, kurie nuperka didžiulės sumas. Arba galima limituoti, tarkim, kiek kartų piniginę gali pirkti, kiek jis gali piniginę parsiduoti. Tai reiškia irgi, kad ir pradžioje nupirktų, nebūtų po $20,000 nusimetinėjimų didžiulių, kurie staigiai numušinėtų kainą. Tarkim, bus galima nusimetinėti tenais po 1000 max. Tai per vieną žvakę nenukris tas 1000, o nukris per kelias transakcijas, kas irgi padarys grafiką sveikesnį. Aišku, atsiras ir tokių, kurie naudosis būtent šitą exchange'ą naują blogiems tikslams ir greičiausiai užšaldys tuos pervedimus, bus sunkiau išsivesti, bet kai patys developeriai pristato savo projektą, tai jie bus tokie, kad padarytų sąžiningesnius launchus. Jeigu šitą naratyvą pasigaus keli projektai, jeigu bus bent vienas iš jų sėkmingas ir atkreips žmonių dėmesį, kad ne tik su pasitikėjimu, bet ir suprogramavus tuos limitus galima padaryti sėkmingus token launchus, tai šitas exchange'as pritrauks labai daug dėmesio. Tai aš asmeniškai tikiuosi, kad jie kuo greičiau ateitų, tikrai padėtų sutvarkyti tą Solanos betvarkę, kur realiai 99% developerių yra skemeriai ir nesvarbu, koks sėkmingas projektas bebūtų, jie vis tiek daugiau uždirbtų ne iš karto pasimdami pinigus, bet dalim nusimetinėdami. Bet jie atrodo to nesupranta ir paprasčiausiai tiesiog ištraukinėja po 2 milijonus, po $500 000 per pirmas 5 minutės, kas sugadina visiškai projektą ir jis nebeturi šansų pakilti. Einant prie pozityvesnių naujienų, prieš tai pasakojau apie decentralized kriptovaliutą ant bitcoinų, tai apie meme coinas, ar kas čia bus, nelabai aišku, bet vienu žodžiu, airdropas buvo padarytas. Tai airdropas buvo daromas tiems, kas laikė Prometheus NFT, prieš tai pasakojau video, dar turėjo šansų nusipirkti, kas galėjot. Tai vienu žodžiu, kaina pačio NFT pakrito, ko ir buvo galima tikėtis, tik tikėjausi gal 3 kartus, kad kris, bet krito vos ne 4 kartus kaina. Ar atkils, žiūrėsim, stebėsim, tikrai yra dar utiličių, yra galimybių, ką jie galėtų padaryti, kad kaina tikrai kiltų, bet dabar akis nukreiptos į šitą airdropą ir žiūrėsim, kas iš to bus. Pačio airdropo vertė buvo, kai tik tai žmonės gavo, buvo $4,000. Jeigu laikėt bent vieną tokį, gavot $4,000, jeigu laikėt 2, gavot 8,000, na ir taip toliau. Kaina dabar, aišku, biškai pakritus yra, nes visų pirma, atsiminkit, koks yra dabar marketas. Viskas krenta, tai reiškia, jeigu bitcoinas krenta, paprasti tokenai krenta dar labiau. Kaip ir žiūrėjau, pavyzdžiui, už Solana telefoną įmesti tokenai buvo, tai jų vertės nukrito netgi dvigubai. Tai žiūrint į tai, Prometheus tą kainą, kurią jisai laiko dabar, nuo 4,000 iki 3,300 krito, tai čia dar viskas labai gerai. Ir kalbant apie patį decentralized, tą tokeną, kuris dabar įkrito visiems, yra labai geras postas, kur žmogus irgi kelia savo pamastymus. Kodėl kaina tokia žema? Tai visų pirma,
communities nesupranta, kas tai per tokenas. Ar tai bus meme coinas, ar tai kažkokia cyberkonksų susijęs tokenas, kur NFT holderiai galės kažką tai valdyti, ar kažką tai gaus kažkokių bonusų. Realiai dar nėra aiškaus naratyvo, ką jie nori su to tokenu padaryti. Viena yra aišku, kad tai yra numeris antra rūna. Tai reiškia, niekur nedings viskas. Šiandien yra numeris 2 coinas ir jeigu bitcoinai sprogs, tai jisai vis tiek išliks numeris 2. Tai visą laiką bus stiprus. Bet reikia dar aiškesnių funkcijų. Kaip pasakė vienas iš projekto business developerių ir atsakingų už augimą, tai yra provenance rune with memetic elements. Ką tai reiškia, man yra visiškai neaišku. Tai aš norėčiau, kad man paaiškintų kaip kokiam šeštokui, paprastai žodžiais, ir aš tikiu, kad bent 95% iš žiūrinčių tikrai irgi nesuprasit ir reikia paprastesnių žodžių. Todėl lauksim, kol viskas bus aiškiau ir tada, kai bus visiems suprantama, kas čia yra, kai bus didesnė žymiai ekosistema, tada bus galima matyti tikrai decentralized potencialą. O iki to laiko aš jį dar pastebėsiu ir pažiūrėsim, kaip viskas judės. Žiūrint į visą Bitcoino rūnų ekosistemą, kiekvieno neanalizuosiu, bet žiūrėsiu visą laiką porą iš jų stipriausių. Tai Dogas, kur founderis nenustojo šilinti kiekvieną dieną po 50 paustų kelią, tai labai gerą darbą atlieka. Tai kritus market capui irgi pakrito jo market capas nuo 400 milijonų iki 330 milijonų, tai sakyčiau 14% tikrai labai nedidelis kritimas palyginus su kitom valiutom, kur sakau, buvo ir po 50% nuosmukis. Ir decentralized dar negalim žiūrėti procentų, nes buvo airdropas, tai va, atsiminkim, kad market capas yra 76 milijonai, tikėjausi didesnio, bet dar viskas prieš akis. Buvo ir trečias meme coinas, kurio labai žmonės tikėjo, tai Lobo the Wolf, gavo jo airdropą Runedors ir Runestones NFT turėtojai, bet man jisai nuo pat pradžių nepatiko pats founderis, neturėjo kažkokio cinkelio, kaip tenais Twitter'į bendrauja, kokiais argumentais šneka. Neradau to tokio, už ko būtų galima užsikabinti, kad būtų labai labai perspektyvus. Nežinau, pažiūrėsim, kaip judės, man asmeniškai sakau, niekaip nelimpa jisai. Ir jo market capas yra 18 milijonų. Tai gal ir jį dar apžvelgsiu kitomis naujienomis, kad pažiūrėti, koncentruosius į šitas 3 rūnas, kitų neliesiu kol kas čia bent jau viešai. O viską užbaigti noriu su linksmesne gaidele, su dar vienas rūnų projektas ant Bitcoino ir su pačiu geriausiu memu, turi 415 peržiūrų, bet man labiausiai patiko turbūt iš viso promo, tai palieku su juo ir atsisveikinu.